Aš norėčiau pakalbėti apie makroekonominę įtaką šio paketo. Mes dažnai kalbame, kad reikia spręsti bankų problemas ir suteikti bankam daugiau likvidumo, daugiau lėšų. Šitas paketas yra svarbus tuo, kad jisai papildo likvidumą mūsų bendros rinkos. Kadangi kapitalas išplaukia iš vienų šalių, įplaukia į kitas šalis krizės įtakoje, tai natūralūs ekonomikos plėtros procesai ir įmonių veikla daugelėje šalių sutriko dėl apyvartinių lėšų trūkumo. Toks paketas reikalingas ne kaip kažkokia dotacija ar pagalba. Jisai reikalingas būtent palaikyti mūsų vieningą Europos rinką, mūsų integraciją, kurią mes daug metų kūrėme. Dėkui.